Gruodžio 8-ąją LNK televizija transliuos Maltos ordino paramos akcijos koncertą Mums reikia tavęs. Būkime kartu tą vakarą. Būkime solidarūs su labiausiai nuskriaustais, senais ir vienišais žmonėmis. Mes galime padėti, kad ir jie kasdien gautų nors lėkštę karštos ribos. Dalykime šilumą. Pažiūrėkime LNK trečiadienį akciją Mums reikia tavęs. Šio vakaro metu surinktos aukos bus skirtos vienišiems senjorams. Jie turbūt niekuomet negalės tapti jūsų klientais ir neateis prie jūsų durų asmeniškai už tai padėkoti. Dėl to tai ir yra tie žmonės, kurie nusipelno išskirtinio mūsų dėmesio. Jeigu žemė verkia, neužmerkime akių, juk žmogus stipriausias iš visų. Kaip išgyvent, kai nieko nedarai, nors matai. Oi, mieloji. Senatvė tai tikrai nėra geras dalykas. Gyventi man nėra taip labai puiku jau dabar, bet ir mirti nenoriu. Gyventi noriu. Noriu gyventi. Kas žmogui turi būti svarbiausia gyvenime? Gerumas ir meilė. Sąžiningumas. Pirmoje eilėje žmogus turi švarę sąžinę turėti. Tai kokia svajonė jūsų? Labai blogai, kad mano koja neduoda eiti niekur. Niekur. Labai norėčiau nueiti. O močiute į Maltos koncertą, kuris vyks gruodžio 8 dieną, ar norėtumėte? Kad mane atvežtų kas. Manau, kad mes tikrai pasistengsim jūs atvežti. Labas vakaras, aš labai džiaugiuosi, Regina, kad jūs atvykote į šią šventę, mes labai džiaugiamės ir šie žmonės tikriausiai neprieštaraus, kad kūrinys, kurį mes netrukus atliksime, būtų skiriamas jums. Maltiečių sriuba tai draugo pagalba suteikianti kartais vienintelį tos dienos maistą vienišam žmogui. Džiaugiuosi, kad tarp savanorių yra tiek jaunų žmonių. Tik tai kalnai suteiks drąsos, tik tai tiesa suteiks vilties ir šviesos, tai tvirta ranka lydės tave. Aš pasiūliau turbūt beprotišką dalyką, bet aš norėčiau susilažinti. Jeigu per 10 minučių mes pasieksime 300 000 litų sumą, jūs galėsite padaryti iš mano kostiumo, ką norit. 299 000 ir netrukus. Viskas, tai yra 300 000. Bet širdį žinojau, kaip pasiilgau aš tavęs, tau nieko nesakiau, pavargau tylėti, prašau sugrįžkit pas mane. O tu, Jonai, vis tiek žiūrit į kamerą, jeigu kas duotų, imtumėt, ieškotumėt, bandytumėt filmuoti? Na jau, kaip sakant, jau ne tas amžius jau. Da vis tiek buvau, tais 30 metų buvau, pilnas energijos viskas, o dabar tai jau. Aš dabar labai jūsų prašau, kad jūs pakiltumėte iš savo vietos ir nueitumėt prie tos kameros, štai ten vaikinas, kur stovi su akiniais, ir parodykit jam, kaip reikia filmuoti šokį. Sakykit, kaip jaučiatės filmuodamas? Puikiai prisimenu senus kadrus, senus darbo vietas ir kameras.
Labai malonu prisiminti po 20 metų. Senas žmogus yra man didelės patirties, didelių pasiekimų, garbingas žmogus, bet visada sieloje jaunas. Pusė milijono jau yra peržengta ir gerokai peržengta. Tai yra... O dabar mes į sceną norime pakviesti konkurso idėjos padėjėjos nugalėtojus. Moksleiviai dalyvavo idėjų padėjėjų konkurse. 75 idėjos surinko daugiau nei 30 000 litų, tai tikrai nemažai. Daugiau nei 25 000 vaikų sužinojo, kad šalia mūsų gyvena seni žmonės, kuriems reikia pagalbos. Geriausių idėjų gyvendintojus kviečiame į sceną. Matome daug gerų darbų nuveikusių žmonių scenoje ir norime visus iš tikrųjų pasveikinti su artėjančiomis šventėmis. Ir palinkėti, kad būtumėm nepamiršti ir nepamirštumėm kitų. Liko labai nedaug. 7, 8, 9 ir 550 000 šį vakarą jūsų gerumo. Maldos ordino ir LNK projekte Mums reikia tavęs.